Žmonės sako, kad kažkada Lietuvoje buvo girios, dangų rėmė ir medžiai tokie buvo tankos, kad sako, stumbras nepraeidavo ar tauras ragai sustrigdavo. Sako, kad briedis iš Skuodo į Vilnių galėdavo mišku nueiti. Metraščiai rašo, kad miškai mus saugojo ir kad užsieniečiai stebėjosi, kiek čia tų miškų yra. Tai buvo. Tai buvo, stovim, žiūrim, įsivaizduojam. Mes dabar šnekam apie sengirę. Šią girę, kaip sako, sėjo Dievas. Ne žmonių sodinta. Žmonės neleido pasirinkti, kam augt, bet jeigu būtų likęs šis miškas, po 100 metų čia tikriausiai būtų buvusi sengirė. Tiek daug metų reikia. O gal 150. Netgi tiek. Ką mes vadiname tą sengirę? Kodėl reikia 150 metų net, kad miškui suteikti sengirės pavadinimą? Lietuva pagal savo klimatinę juostą yra miškų zonoje. Tai reiškia, kad iki atsirandant žmogui didžioji jos teritorijos dalis buvo paaugusi giriomis. Šiandieniniai Lietuvos miškai gerokai skiriasi nuo tų, kurie buvo kadaise, o dėl aktyvios žmogaus veiklos beveik išnyko ir tikrosios sengirės. Seni, natūraliai išlikę miškai, kuriuose augantis kelių kartų medžiai dar moka remti dangų. Sengirėms būdingas didelis negyvos medienos kiekis, tačiau kiekviena augalo ar gyvūnų gyvenimo fazė čia turi prasmę. Tai miškas be kelmų ir žmogaus pjūklo žymės. Lietuvoje sengirės pradėjo nykti dar XIX amžiuje, kai augant Lietuvos valstybei girios buvo masiškai kertamos ir verčiamos į dirbamą žemę. Iš ten ir kyla klausimas šiandien, ar mes dar suprantame, kas yra tikroji giria. 55, 56, 57, 58, Man atrodo, 59. Ir paskui aš pamesiu, bet aš jau esu ties 60, nu ir panašiai dar aš čia 40 suskaičiuosiu. Tai šitam medžiui panašiai 100 metų buvo. Na, mažiausiai 100 metų. Eglės amžiui tai toks, tokia branda. Gera branda. Dabar, ar ne? Ar biški jaunesni? Aš įtariu, kad gerokai jaunesni už mus. Bet tai neįsemta. Tai ji, 150 metų tikrai turėjo dar stovėti ir praeiti visas, jeigu apie visas stadijas, iki to natūralaus medžio griuvimo ir vietos perdavimo kažkam kitam, kas augs, tai tiesiog grąžinimui žemei, atgal savęs. Taip, visas tas gamtoje balansas, viskas ten yra suruoštas. Bet jeigu kalbant apie sengires, tai ir Lietuvoje, ir visoje Europoje, kiekvienas sengirės lopinėlis turėtų būti vertinamas aukso verte. Tikros sengirės. Bet tikros sengirės sunku rasti. Mes praktiškai neturime. Rasti gabaliuko miško, kur nebūtų prisilietusios žmogaus rankos, praktiškai mes jau nebeturim galimybių. O pabandom, dar rasim. Einam ieškoti. Kad paprastas miškas vėl taptų sengirė, reikia, jog pasikeistų nuo 1 iki 4 medžių kartų. Tai daugiau nei senas miškas. Sengirės tikri gamtos archyvai, gyvybės laboratorijos ir daugelio nykstančių rūšių buveinės. Tikrai sengiriai taip pat reikalingi dideli plotai, nes tik dideliuose miško masyvuose gali vykti visi natūralūs procesai. O mažas fragmentukas, kur jau
turėtų sengiriai būti tokių rastų pilna. Tiesiog ne vienas raštas neišvežtas, visi, kurie nukrito, Žinai- ten ir liko. Žinai, gali būti, kad gal ne tai, kad neišvežta, bet svarbiausia, kad pačioj sengiriai niekas nespręs, kas liks, Kam? kas auks, kuris. Jo. Tai pats yra svarbiausias dalykas. Kitas dalykas, sengirėje niekada nebus kelmo. O kas bus? Išvarta. Išvarta. Taip. Bet dar įdomesnis dalykas, kad po 100 metų ten ir išvartų bus labai mažai. Tie, kurie gyvena čia, tą viską suvalgys, sumaitins, Taip. sutreš. Visa tai eis į miško žemę. Atgal. Ratas toks. Taip, būtent ant tos miško žemės, kur buvusio kažkokio tai virtuolio, atsiras vietos dygt naujiem medeliam. Bet kitas dalykas, kuo įdomi būna sengirė, tą labiausiai galima pamatyti, žinai, Bielovėžė Lenkijoje, kur yra klasikinė, aptverta, saugoma sengirės fragmentas. Ten praktiškai nėra pomiškio. O kas tada? Na, tokia Tiesiog pusiau Pieva. pieva arba miško tie žemiausio ardo augalai, žoliniai. Todėl, kad medžiai lajos Užstoja. labai aukštai Ir krūmai nebeauga. jokių krūmų. Kitas dalykas, na, jeigu medis išvirto ir staiga atsirado, kaip sakant, šventa vieta, o šventa vieta tuščia niekada nebūna, tai toje vietoje, žiūrėk, jau kyla ąžuoliukas, kadangi jam reikia prasiveržti į šviesą, jis auga taip pat nesišakodamas, jis auga labai tiesus ir auga labai aukštas. Tai čia matom tai, kas pradžių pradžia. Jeigu invazinis gyvūnas čia neteitų. Tas invazinis gyvūnas tai mes, žmonės, ir nieko nedarytų, na, nors 100 metų. Tada čia tikriausiai būtų sengirė. Lietuvoje likę antrinių sengirių fragmentai tesudaro kiek daugiau nei 1% nuo visų šalies miškų ir yra įsimėtę mažais gabalėliais. Tai kertinės miško buveinės, žmogaus ūkinės veiklos nepažeisti miško plotai, kuriuose yra didelė tikimybė aptikti nykstančių, pažeidžiamų, retų ar saugomų rūšių. Tokių plotų Lietuvoje pamažu daugėja, kuriama nauja Lietuvos sengirių istorija. Aš suprantu, kad visur tai būti negali, bet jeigu tai nors keli procentai Lietuvos žemės būtų palikta sengirėm, užaugti, subręsti ir gyventi savo gyvenimą. Net ne procentai, turbūt procento dalys ir tai. Net ir to užtektų, ar ne? Ir tai būtų. Bet čia viskas mūsų rankose. Mūsų visų. Po trumpos pertraukėlės matysite. Ką tu čia radai? Miške nėra nė vieno nereikalingo daikto ir ypač jeigu žmogus neįsikiša ir nieko neišveža. Dieve, kokių čia yra gražumų, kokie čia yra dalykai, kiek čia visko yra. Sengirė niekas nėra beprasmiška. Net nuvirtęs 100-metis ąžuolas čia nėra šiukšlė ar kliūtis. Jis tampa naujo gyvenimo šaltiniu.
Jo kamieną užpildo vabzdžių lervos, grybai, samanos, o ilgainiui jis pavirsta derlinga dirva naujiems medžiams. Tai ilgas, šimtmečius trunkantis ciklas, kuriame nėra atliekų, tik nenutrūkstama gyvybės grandinė. Ką tu čia radai? Šiaip tai žievė nukrito ąžuolas. Jeigu Sengirėje toks medis žuvo, žiūrėk, ant jo žievės, samanos auga, štai išnaršė vabzdžiai gyvena, Čia mes tokie viską kaip paliksim vietoje, Labirintai. grybai. O, čia. Žodžiu, čia viskas pelės, valgoma. Viskas pelės yra kartu. valgoma. Miške nėra nė vieno nereikalingo daikto. Ir ypač jeigu žmogus neįsikiša ir nieko neišveža. Tai va. šitas medis yra maistas kažkieno. Taip, ir jis dabar bus labai ilgai maistas. Oi, man atrodo, jisai išdžiūvęs, jisai gali stovėti dar 20-30 metų, kol išvirs. Gali būti, kad atsivėręs tas plotas po juo, nes jis kurį laiką, kol buvo žalias, tai niekas čia neaugo. Teisingai, šviesos nebuvo. Taip, nebuvo šviesos. Dabar atsivėrė tas plotas, greta pradės kiti medžiai augti, bet įvyks dar kas. Kas? Na, jisai kažkada Grįš atgal į dirvožemį. Kaip iš dirvožemio išaugo, į dirvožemį sugrįžta. Tai va ir einam pažiūrėti, kaip tai įvyksta. Čia genio buvo. Nu, būno namai, gal kokia voveraitė gyveno, ar dar kažkas. Jėzaus, visas yra iškapotas, va. Tai? Matyt, jam nukritus, gal man net atrodo. O gal ir stačiam dar Gal ir esam. stačiam, žinok. Dieve, kokių čia yra gražumų, kokie čia yra dalykai, kiek čia visko yra. Ąžuolas auga pagrindinė šaknim. Jo turėjo būti. Tai vadinasi, čia jau nėra, jau viskas Jinai buvo nupuvę. supuvę. Jo, jau liko žemėje, tos atraminės šoninės šaknys taip pat. Bet svarbiausia, jo dar kamienas, aš įsivaizduoju, kad yra be galo tvirtas. Čia paviršiniai sluoksniai. Tik tai, bet šiaip jis dar, turbūt jeigu žiūrėtum vidų, tai jis dar būtų toks, Taip, visai nori sakyti, gera. dar lentą, kas nors norėtų ir galėtų pasidaryti. Manau, kad taip, bet svarbiausia, kad Ačiū Dievui, 15-20 to metų nebus. dar jisai gulės, o tada susilies su dirva. Ir sugrįš atgal į dirvožemį, ten bus labai didelis storas sluoksnis gero dirvožemio, kuriame galės išaugti nauja karta žoliukų. Taip. Ir taip suksis ratais. Reikėtų ateiti po 250 metų, jeigu Būtų mes tą ir galvojam. padarysim. Ateisim po 250 Jo, metų. jeigu ir galvojam pažiūrėsim. apie Sengirę, tada turėtų būti ne tik nepjaunama, Bet ir niekas nedaroma jame. negenima, nepašalinami lazdynai. Sanitariniai kirtimai Nieko. nevykdomi. Niekas nedaroma. Sengirės, taip, Sengirės bruožas ir yra tas, kad palikta gyvenimui ir jeigu vienas stelbia kitą, vadinasi, taip turi būti. Taip ir reikia. Toks Taip. gyvenimas. Gana retas miškas būna Sengirė. Jame yra visos amžinės grupės, bet svarbiausia, labai nedaug jaunų medelių. Kodėl? Todėl, kad jiem reikia, kad vienas iš senųjų Mirtų, kad, Taip. kad 10 gimtų, iš kurių išaugs tik vienas. ir svarbiausia, kad atsivertų Dangus virš jų saulės, taip, kad užtektų. kad saulės, šviesos, kad būtų maisto. Dar kas, kadangi aplinkiniai medžiai labai aukšti, jie auga labai greitai ir palyginus tiesus. Na, visi žinom tas laukų medžių efektas. Ąžuolas platus, storas, Šakotas. ir trumpas, o miške lieknas, ilgas, aukštas, kokybiška mediena, pasakytų miškininkai. Neduok dieve, bet aš prisiminiau būtent tą jau klasikinę Sengirę iš Belovežo girios, iš Lenkijos teritorijos, kaip su kolega Henriku nuvažiavę mes fotografuoti ir eidami ir
žiūrim priešais, tokie galingi Taip. medžiai, kurių apatinės šakos gal 20 metrų aukštyje tik tai. Ir abudu sakom, abu biologai, ąžuolai, paskui ne ąžuolai, O kas? liepos. Net liepos, mes tą liepą įsivaizduojam tokią kuplę, vos ne nuo žemės, Ir sodybose, šakotą. praktiškai miškuose liepų mes jau nebeturim. Tik Suvalkijoje yra dar ta mažalapių Fragmentukas, liepų. jo virbalio miškas. Taip, sengirė gyvena tokį teisingą gyvenimą. Kas išdygo, kas pradėjo augti, nebūtinai užaugs, bet užaugs tie, kurie yra stipriausi. Bet svarbiausias dar tame gyvenime, kad žmogaus rankos ten neturi būti. Gamta pati susitvarkys taip, kaip jai reikės. Ir turbūt tas vaizdas po 250 metų būtų kažkas panašaus kaip Belovežo girioje dabar. Nes mes tokio fragmento neturime nei vieno Lietuvoje, ar aš klystu? Neturim, o gaila. Labai gaila, labai intensyvūs medkirčiai buvom, labai norėjom tiesių lentų matyti. Matyt, nieko, palauksim, pažiūrėsim. Palikim šitą. Sugrįšim po 250 metų pažiūrėti, kas iš šito ąžuoliuko liko ir kokie vaikai gražūs aplinkui užaugo. Naujos sengirės nepasodinsime, ji gimsta pati, be žmogaus įsikišimo. Tačiau galime apsaugoti tai, kas dar liko, kad šiandieniniai natūralūs miškai po kelių kartų taptų tikromis sengirėmis. O saugoti galima įvairiai, ne tik žodžiais ar protestais, bet ir labai paprastais būdais. Tai, Selemai, sakyk, ar mes kaip žmonės galim kom nors prisidėti, ką nors padaryti, kad mes tai jau sengirės Lietuvoje nepamatysim tikros, bet kad mūsų vaikai pamatytų tą tikrąją sengirę po 100 metų, kad jinai būtų ta, apie kurią mūdu dabar čia svajojam ir kalbam. Ką mūdu galim padaryti? Tik nepatarsim niekam sodinti, nes pasodinta giria niekada nebus sengirė. Ji bus sena, pasodinta plantacija. Bet mes galim kai ką padaryti, mano akis užkliuvo, žiūrėk, ne visi žmonės gamtoj gražiai elgiasi. O aš turiu krepšelį. Renkam. Ir ką tada, ir kas iš to? Tuoj, man kilo viena labai įdomi mintis. O, dar ten, Taip. Ir kitoj pusėje. O, Dieve, kaip čia. Čia kažkas ėjo, taip. Ir gėrė daug vandens. Ir ne tik vandens. O dar. Ir alaus. Taip. O, dar žiūrėk. Na taip. Na štai. Atrodytų toks mažmožis, bet įsivaizduojat, jeigu dabar taromatę mes pagal užstato sistemą priduosim tuos butelius, ten galima paspausti vieną tokį mygtuką ir kai ką paaukoti miškams. Žinokit, sengirė gamtos. Ji turėjo išlikti, ji turėjo būti gamtoje, o jeigu nėra sengirės, tai kalti esame mes. Tai nors tuo mažu trupiniu prisidėkim ir naudą pamatysim. Ne mes, kaip tu sakei, mūsų vaikai. Vaikai, anūkai. Tie keli eurai padės išpirkti miško, kuris nebus iškirstas. Taip. 1 hektaras, 2 hektaras. Žiūrėk, po truputuką ir sengirės hektarų daugės. Žinoma, nešneitų to nematysi, bet pats procesas, jausmas, kad aš galiu kažką padaryti, yra fantastinis. Dalyvauti tame. Aš manau, kad tame yra tikrai didelė prasmė. Taip. Augindami naujas lietuviškas sengires išsaugosime ne tik medžius, daugybę nykstančių rūšių, bet ir pasakojimą apie save, apie tai, kaip mūsų žemė kvėpavo šimtmečius.
minutė iki vidurnakčio jau tiksi, bet dar galime ją sustabdyti. Kiekvieno mūsų pasirinkimas saugoti ar abejoti tampa balsu, kuris sprendžia, ar mūsų vaikai dar matys tas dangų remiančias girias. Lietuva gali būti stipri savo sengirėmis, jei mes patys būsime jų sergėtojais. Tie, kas sugalvojo taromatus, tai jiems duočiau valstybinį apdovanojimą už tai, kad dabar miškuose butelių sunkiai berasi. Aukoti. Patvirtinti aukojimą. O taip. Nuostabu. Nors tiek, nieko negalim daug padaryti, Taip, bet šį šiaip kartą. aukojom sengiriai. Tiems miškams, kurie išliks, užaugs sengirėm ir bus mums, vaikams ir anūkams.